Su šiomis ausinėmis, jas tikrai galima būtų irgi pritaikyti ir adaptuoti, naudoti integralioje stimuliacijoje. Tačiau yra toks vienas dalykas, kad mes neturime tokios jungties, tai reiškia, mes turėtume jums padaryti perėjimą. Ir kadangi tai yra dvi ausinės, tai telefonu tikrai su šiomis ausinėmis jūs negalėsite klausytis, nes mes esame jau persidarę šias ausinės, tai viena jungtis jungiasi į kompiuterį per USB jungtį, o kita jungtis jungiasi prie kompiuterio per ausinių būtent jungtį, taip mes perdarėme, tokiu būdu mes galime prie kompiuterio prijungti dviejus ausinukus. Ir pačioje programėlėje tada jūs tiesiog yra atitinkami nustatymai, tikrai labai lengvas pasirinkimas, jūs pasirenkat vieną ausinuką ir pasirenkat kitą ausinuką, jis juos labai lengvai ir greitai atpažįsta kompiuteris, kai pajungiame per du atskirus jungiklius. Taigi šios ausinės galėtų būti taikomos tik per kompiuterį ir reikalingas specialus jų transformacija. Tai apie jų kainas ir skirtumus dar padarysiu atskirą video, kur jūs labai aiškiai matysite ir kainų skirtumas ir jų pritaikymas.